šešėlių akys. Grybų tiltais puošiasi samanos. Žaliose pievose žaliais smuikeliais groja žali žageniai. Mėlynas akeles merkia žibutės. Šlama ąžuolas, šimtametis ir šimtašakis. Ant stogo snapu kalena gandras. Toli kukuoja geldutė. Vėjai padvelkus banguoja nerugiai. Pakyla už laukų debesis ir sugriaučia griaustinis. Pakvimpa po lietaus atsigrębusi žemė. Iš juodosios žemelės pakyla į dangų rugys. Visa tai gražu. Žalia tai laukų spalva. Raudona tai mūsų kraujas. Pažvelk, prasideda lietus, dangus tamsėja. Ir tu, pakelk sparnus ir pulk į vėją. Nulėk toli, labai toli į žemės kraštą. Ten sapnas įsisipilį ir audžia raštą. Ten oras grynas ir vėsus tave gaivina. Ten pilnos lankos debesų. Ten nevynė, ten žvaigždės spindi tarp žolių. Ten vėjai miega ir guli tyliai ant gėlių pernykštis sniegas. Jau paukščiai parskrenda visi, draugai tavieji. Jūs skriejat aukso debesy, drauge su vėju. Originali, sukurta specialiai tam žmogui, kuris yra tituluojamas Sidabrinės Nendrės premijos laureatu. Aidin mūsų ovacijom, įteikime vėlę šitą paketą. Juozas Sausbrėškis, žinoma, padėkos raštas. Nuo Sidabrinės Nendrės komiteto tai ne tik padėkos raštas, tai yra tarsi ir savotiškas sertifikatas, liudijantis, kad Regina Podžiuvienė 2014 metais pripažinta Sidabrinės Nendrės premijos laureatė. Iš tiesų, Marijau, jeigu galima, dar galiu priminti čia ir tarp eilučių parašyta, dar nepailsusiai, o galbūt sugrįžti gražūs laikai vėl iš Šilutės Pamarį. Tuos ilgus metus Rezginėlės vadovavo. Ypatinga garbė būti pakviesta anuo metu šokti Rezginėlėje. Šokio kolektyvų Pamario krašte buvo daug. Rezginėlė tai buvo viršūnė. Ir patekti Rezginėlę tai buvo ypatingas pripažinimas. Gerbiama Regina, šiandien Pamario kraštas atidavė savotišką duoklę, tai, ką galėjo atiduoti, savo pačią svarbiausią premiją. Tai yra nedidelė dalelė šiandien, ką mes galime už tai, ką padarėte jūs šitam kraštui. Ir dabar, mėly bičiuliai, jūs netrukus išgirsite šių metų Sidabrinės Nendrės premijos laureatės Reginos Podžiuvienės žodį. Prašom, Regina. Po tokių žodžių ir po tokio pagerbimo labai sunku kalbėti. Ne todėl, kad trūktų žodžių, todėl, kad daug sukyla jausmų. Dėkoju visiems, kurie buvo šalia manęs visą tą laikotarpį.
Ir šitas mano pagerbimas, apdovanojimas, aš galvoju, tai yra viso mano kolektyvo, mano kūdikio, išpuoselėto, išnešioto, iščičiuoto, išmylėto, išauginto rezginėlį apdovanojimas. O tą kolektyvą kūriau aš ne viena. Šalia manęs visą laiką stovėjo Nijolė, mūsų garsioji, žymioji akompaniatorė Nijolė Bučienė. Nijolė Bučienė. Aš norėčiau paprašyti. Gerbama Nijolė, ateikime į sceną. Nijolė, taip, Nijolė Bučienė. Visą tą laiką jinai buvo šalia manęs, kuri man padėjo. Aš kai atvažiavau dirbti, jinai jau dirba. Jinai man padėjo augti. Šalia manęs buvo jos vyras bronius, maestro, kapelos vadovas, su kuriuo mes daug ginčydavomės, bet padarydavome. Mielas broniu, prašyčiau ateiti. Bronius Bučius. Kviečiame ateiti į sceną. Bronius Bučius, tai legendinės asmenybės. Pamario krašto asmenybės, kurio metų plejada yra perėjusi pro šios žmogaus rankas. Aišku, neatskiriama buvo nuo mūsų dalies ir vokalas. Vokalų vadovų gal buvo daugiau, bet paskutinį laikotarpį mes dirbame labai daug su Reginute. Visi pažįstate puikiai Reginą Jokubaitytę. Nori dėkinga, kad tą kelią ėjome kartu. Ačiū Jums už tai. Gerbiama Regina, ko gero neprieštarausite, kad bendra istorinė nuotrauka su Šilutės rajono meru Šarūnu Žygu, Įsivaizdutinės Nendrės komiteto pirmininku Juozu Sausprėškiu, jūsų nuotrauka ir...
Linkėjimai Aklajos jaunimui.
ir jiems talkinę šiame šventinėme koncerte. Bičiuliai, scenoje trūksta vieno žmogaus, ar ne? Trūksta Reginos Požemienės, taigi Rezginėlės vyresnieji, tie, kurie užaugote su šita vadove. Jungtinis choras, tų, kurie buvo scenoje ir tų, kurie buvo salėje. Stovintys scenoje ploja tiems, kurie buvo salėje ir dainavo, pasintys salėje ploja tiems, kurie buvo scenoje ir dainavo bei grojo. Na, įspūdinga programa, kurios matyti neįmanoma pakartoti. Savotiška šokių mokykla Pamario kraštui, kuriam daugybę metų vadovavo jį Regina Požemienė. Žinoma, šis koncertas galėjo tęstis iki begalybės. Ir pirmoji, reiklioji mūsų choreografė. Tai ar daug klaidų pastebėjote? Aš žiūrėdama, kaip šoka tie legendiniai. Tikrai. Baisiai jaudinus, baisiai dėkoju visiems buvusiems mano vaikams, buvusiems irgi vaikams. Kartu augome, kartu dirbame. Ir mažiukai, palieku išeidama šokėjų grupę ir ne vieną. Pasiilsiu šokio sėklą ne vienoj širdelėje. Tie, kurie maži šoka, tie šoks ir didelė. Aš labai džiaugiuosi, kad aš palieku į tvirtos rankas savo brangiai kolegijai, savo auklėtiniai Ritai. Rita padarys Rezginėlę antrą, o gal dar ir net geriau. Rita, tu gali ateiti. Užsidėkė to šokių, važiavo mokytis ir grįžo atgal į Šilutę. Sėkmės, laimės, mylėkit vadovę šokėją atlają ir mažiukai. Pati geriausia jūsų vadovė. Čia mane dukrai, kuri labai daug stengiasi ir manęs padeda. Ir labai aš noriu jai pasakyti, dukrelė, labai myliu ir nepyk, kai maža būdavai, kai skambindavai mane darbą ir sakydavai, mamytė po balkoną vaikšto raganos, o aš sakydavau, tuoj sugrįšiu pakentėti. Ačiū tau, mamytė. Aš greitai dėkoju mielam Žentai, sako Žentai, nesugyvena su mūsų košvinim, pats geriausias, iš geriausias Žentas man atėjo. Labai myliu savo anūkus, geriausia savo draugę anūkėlę, Guodytę, ten jinai sėdi ir saugo man visą turtą. Ir dar anūkui, kuris
iš mažojo virto didelio gauti. Labai jų tą pagrindinį. Ir labai noriu padėkoti Marijai asmeniškai už gražius žodžius, už visą. Ačiū labai. Laimėjimų, muzikos ir atradimų. Bet juk taip dažnai mums trūksta ir ne tik tokių reikšmingų mažmožių, kaip lietaus lašų lange, naminės duonos, ilgai ieškotos knygos. Visko, kas pakelia nuotaiką, ir šios šventės proga linkime jums visų šių rodos nereikšmingų, bet kartu labai svarbių dalykų. Jisai atnešė į šią mokymo įstaigą. Jis paliko ryškų choreografijos